Sveiki, mėlyjeji, mes šiandien vėl su Laura susijungiam ir šiandiena yra tokia labai labai ypatinga mum abiem dienam, kadangi Labai. norime pristatyti tokią nuostabią vieną gyvą erdvę. Ir ta erdvė, jinai tiesiog pulsuoja netgi dabar ir galima ją net pajausti per mūsų pačių tą tokį pasakojimą, išreiškimą. Tai mes kuo vaizdingiau, kuo kažkaip tai plačiau papasakosim apie ją ir kaip jinai iš viso pas mus atsirado. Sveiki, sveiki visiems. Šita erdvė tiesiog jinai pulsuojanti, jinai turinti ir sąmonę, jis yra gyvas organizmas, plazminė. Visiškai Mhm. plazminė, va ta Taip. tokia grinai erdvė, kuri yra pati gyva, turinti sąmonę. Man- Tai ir jinai realiai prisitaiko prie kiekvieno absoliučiai žmogaus. Jo kažkokių tai norų, jo transformacijų, pagal jo pasiruošimo laipsnį, pagal jo kažkaip tai tą sielos kelią, ne, ir visa kita, kad Taip, viskas būtų kuo geriau pačiam žmogui. Tai va, tai taip. kokiagi mūsų ta erdvė yra, papasakokim dabar. Bet dar pirmiausia, prieš ją pristatant, noriu pasidalinti tuom, kad į tą erdvę gali patekti tik tie žmonės, kurie tikri yra. Patys tikri prieš patys save, žinai, Visiškai. teisybė, žinai. Su melu ten nėra ką veikti. Nesažiningumu, melu, ten visa, kas yra, nu, tokios vat energijos tenai, nėra ko ten lysti. Visiškai, nes ta erdvė, jinai, kaip sakant, paims tokį žmogų, greitai prasuks ir Apsuks. tiesiog arba išpjaus, arba bus tokia transformacija, kad tas žmogus tiesiog paims ir nušvis, ne? Tai čia, kaip Mhm. sakant, reikia labai Atsargiai. atsargiai ir pagalvoti iš tikrųjų, ar aš esu pasiruošęs kažkokiai tai labai didžiuliai transformacijai arba realiai akistatai su savimi pačiu. Nes kai kurie pas mus yra žmonės daug metų nešioja įvairiausias kaukės ir jie galvoja Taip. susitapatinti, yra identitetą susikūrę su kažkokia tai savo programa. Ir jeigu nuplėšus va tą tokią kaukę arba išinsteliavus tą programą, jisai praranda visą savo stuburą ir identitetą. Todėl į šią erdvę ateidamas žmogus, jisai aišku pats automatiškai sutinka, ane, būti joje ir su joje visais vykstančiais įvairiausiais tais procesais, kurie bus pas tą žmogų. Tai iš tikrųjų be galo nuostabi erdvė ir papasakojam, kaip jinai pas mus nusileido. Taip, su malonumu. Aš pradėsiu tada Mhm. pasakot, kadangi mes su Laura visada, kai prieš sesiją susijungėm mes pačios, ne? Ir, na, būna tokie insights pas mūsų, kad pakylam mes pačios į erdvę ir mums tiesiog jinai pati nusileido, kadangi mes pačios perėjusios esam į aukštesnį lygmenį ir su savim tikrai dirbom ir ne vieną ir ne dvi dienas, o tikrai labai ilgą Ir laiką, labai intensyviai. intensyviai, jinai tiesiog nusileido. Tai yra Dievo dovana mums. Mhm. Iš pačio absoliuto, iš dangaus. Jūs Tikrai sako, taip. kaip iš dangaus nusileido, va taip paėmė ir nusileido pas mus jinai. Tikrai čia, va tie visi tokie pasakymai iš tikrųjų dabar įgauna pilną reikšmę, ne, kad va Visiškai. kaip iš dangaus nusileidžia, tai taip ir yra, iš Jo, dangaus realiai nusileido ir kadangi mes praėjom labai labai daug sluoksnių, kadangi dirbom su savimi, kaip Laura jau ir taip, paminėjo, kiekvieną kartą einam visą laiką nuolatinės transformacijos. Tas taip, suvokimas, plečiasi iš viso mentalas, pats suvokimas erdvių, praėjimas vieno sluoksnio, kito ten dar atlupimas tų visokiausių, išsinėrimas iš tų visokiausių iliuzijų kai kurių, iš visokiausių senai galbūt jau tų atgyvenusių programų, ne, ir visų taip, kitų dalykų, tų, kas buvo mums įdėkta, uždėta kažkaip tai, galbūt pačių susidarytos irgi įvairiausios tos nuomonės ar kažkokie kiti dalykai, viskas luposi, ėjo, griuvo, tiesiog valėsi ir praėjus tuos visus sluoksnius, kada mes jau išsigryninom visiškai pačios, va tada iš dangaus mum ir realiai nusileido šita nuostabi erdvė. visiškai. Ir jos pavadinimas yra idilė. Idilė. Idilė.
Ta, ta, Taip, ta erdvė iš viso, ta idėlė tokia ideali, kaip va, pavyzdžiui, žmonės, nėra taip, idealių žmonių ar ten kažko, šita taip, erdvė yra. Šita yra erdvė visiškai. ideali. Kiekvienam absoliučiai ideali erdvė. Jinai yra prisitaikanti, kadangi jinai yra gyva, jinai plazminė, jinai visa Mhm. tokia apgaubė rūpesčių, kam reikia meilę, pasitikėjimų, globa, visais šitais tokiais dalykais prie kiekvieno jinai prieina, prisiliečia ir kiekvienam vyksta jam būtent reikalinga transformacija, suvokimai, išjautimai. Ir vat, Laura, kaip prieš tai, ne, kalbėjom prieš vat šitą video, kad Taip. netgi tas susijungimas su savo kanalu ir aukščiausio aš per šitą erdvę eina tiesioginis ryšys. Tiesioginis ryšys, pokalbis su Dievu. Tu Mhm. gauni įžvalgas, atsakymus, insights, kaip irgi. Tai Jo, tai įžvalgos ir įžvalgos. yra Mhm. įžvalgos pačias, tą tikrumą, sakralumą. Ir šita erdvė yra jinai aristokratiška. Jinai turi aristokratiško kraujo, plazminio kraujo vadinamai, Visiškai. nes jinai yra visiškas gyvas organizmas, jin turinti sąmonę yra. Visiškai, visiškai, ir jinai kalbanti, jinai Kalbanti. globojanti, jinai rūpinasi, jinai žiūri, jinai prižiūri, jinai tiesiog pulsuoja visų Mhm. tuo, ko žmogui reikia, nes mes netgi abidvi su Laura ją išjaučiam ir vienodai, bet ir skirtingai taip, kaip mums reikalinga, ne? Tai mes vat ją matom vienodai, kaip jinai atrodo, bet pavyzdžiui, mūsų abiejų individualūs, kurie yra procesai, mes juos Taip. išjaučiam kiekviena dar kitaip per save, ne? Todėl, kad, vat, kaip mes sakom, Dievas mumyje gyvena, mumise, mes susijungę esam su savo kanalu, su savo šaltiniu, ne? Siela, kūnas ir dvasia eina kartu iš vien ir toje erdvėje, vat, pavyzdžiui, nuėjus į tą erdvę, iš karto, vat, tokie, vat, gaunasi atsakymai. Iš karto ta tokia rapid transformation, va, irgi, Rapid ką pašnekėsim, transformation. kuri grįžo mum, visi šitie kodai, šitoje erdvėje visi šitie dalykai vyksta. Visiškai taip. Ir mūsų kodai pačių grįžo su Laura. Tai yra rapid transformation. Greitas, kaip jisai greitas, Greita jis verčiasi. transformacija, Greita tokia realiai transformacija. Mhm. viskas dabar. Nėra kada, vat, po metų, po pusmečio, po Pusmečio. ten kelių Taip, mėnesių. Viskas vyksta dabar. Ir ką mes, šiuo metu. mūsų siekis visą laiką buvo, pavyzdžiui, mūsų sesijų metu, kad žmonėm vyktų pokytis jau dabar, pasimatytų Visiškai. fizinėme lygmenyje jau dabar. Mūsų didžiausias tikslas buvo, todėl mes ėjom per šitus sluoksnius, pačios transformavomės, ieškojom, žiūrėjom įrankių, kas dar, ko mes dar nematom, ko mes dar neišjaučiam, ko mes dar galbūt nesujungiam, nepamatom. Mes nuolatinėse transformacijose buvom, ieškojime, va, būtent kaip mes galim pagerinti savo sesijas, kaip mes galime padaryti, kad tas pokytis fizinėje realybėje būtų realiai, va, iš karto, ane, ir daėjom tą erdvę, kur buvo va, tas rapid transformation, mūsų iš praeitų gyvenimų Gyvenimo, neštas taip. šitas kodas, kur mes su Laura ir kartu, ir atskirai darydamos įvairiausius darbus, dalykus, kur mes be prisiliesdavom, iš karto tas efektas būdavo matomas iš karto. Tai jisai mum grįžo, kada mes buvom pačios pasiruošę, be jokio tokio ego, arba ten aš noriu turėti dėl to, kad aš noriu turėti, kur aš ten panaudosiu, visiškai nieks nežino, neaišku. Mhm. Ir mes jam tyrom širdim, iš tikrųjų, tyrom širdim ėjom ieškoti pačių geriausių įrankių, kad padėti savo ir kitiem, kad pokytis būtų iš karto. Visiškai. Aš visą laiką ir sakydavau, netgi ir dabar, kai šneku ir per savo postus, kad pirmiausia padėti savo ir Tikrai taip. kitiems. Jo, ir prieš keletą metų iš tikrųjų, nu, kiekvieną mes dirbam su savim tikrai daug. Ir aš labai daug rašydavau. Ir mano buvo vienas užrašas toksai, kad padedu žmonėm ir kad tai yra tiesa ir kad tai vyksta procesai dabar. Realūs, Fizinėje realybėje aš užrašiau šitą sakinį. Ir aš jį perskaičiu ir man jisai ištisai mintyse, galvoj, mentalė pulsuoja. Kitaip negali būti, nes jeigu nevyksta jokio pokyčio, tiesiog nevyksta, tai yra iliuzija. Tikrai taip. Tikrai taip, kažkas yra nepernešama, kažkas yra nedajungiama
Ir iki visų šitų dalykų, iki šitų visų suvokimų iš viso mums pačiom labai ganėtinai ilgas kelias ir netoks jau lengvas teko praeiti įvairiausių patirčių, įvairiausių tokių nuopolių, įvairiausių kažkokių tai nusukimų, galbūt netenais ir visa kita, nors dabar, kai suprantu, kad viskas absoliučiai pasitarnavo ir išėjo į patį geriausią, nes ir turėjom būti tuo laiku tenais, būtent, kad tą patirti, išmokti, kai kada išmokti, ko nedaryti gyvenime ir visa kita ir pasimokinti per kitas prizmes, bet visą laiką vedė vienas ir tas pats tikslas, viena iki kitos iš tikrųjų ir dabar jau kartu, kad galėtume geriausiai ir tikriausiai ne tik, kad savo padėti, ne, bet padėti ir kitiem, kad tas pokytis iš karto pasimatytų, kad žmogus, kad jisai turėtų tą viltį, kad galima padaryti. Ir kiek kartų žmonės, kiek metų eina kartais, ne, per tas sąmoningumo, dvasingumo praktikas, praktikuoja ir tarsi niekas neveikia, vėl prie to pačio, arba apsidairo, o viskas čia tas pats, ne. Tai dėl to, kad kažkas yra ne to, kažkas nesujungta, kažkoks bėgimas, kažkoksai tai nenorėjimas pažvelgti į savo vidų, per save praleisti visus šitus dalykus, o mes abi su tavim, ne, praleidom per save, pirmiausiai per save viską ir išbandėm ant savęs, ant savo šeimos narių, ant visų tų, kur matyt galėjom realų pokytį. Absoliutiškai. Ir kiek mes tiesiog praeksplorindavom ir tas brainstorminavom su tavim, kiek valandų prasidėdom, tai yra gilus transformacinis darbas. Tikrai valandom nenoriu net įvardinti, nes tikrai be galo, tikrai daug valandų. Kartais net atrodo, kad išnyksta, susijungiam padaryti kokią sesiją ir prieš sesiją kokias 6 ar 7 valandas grinai įėjai į kažkokią tai erdvę ar į tą tokį srautą, kur gaudavom visiškai tokią informaciją, kaip daryti, ką dabar žingsnis toksai, žingsnis paskui kitoksai. Atsirakino viena erdvė, suvokimas atėjo, reikia, kad užsikrautų, reikia, kad kūnas adaptuotųsi prie tų naujų energijų, reikia vėl transformaciją patirti per savo kūną, per savo kanalą. Tada gaunam vėl kitą puzlės dalelę, vėl pereinam į kitą, jau tada wow, vėl kažkoks suvokimas. Tada dar. Ir kartais atrodo, kada čia bus ta pabaiga, kai kada išėjom iš už tų skliautų visų realiai. Ir atsivėrė beribė erdvė, kuri neturi ribų, neturi lubų, neturi grindų, neturi absoliučiai nieko. Aš dabar šneku, tiesiog eina tokios energijos, tos erdvės, tiesiog jinai plazminė, jinai išskaido, jinai lengva, jinai įeina į kūną, į kiekvieną ląstelę, į kiekvieną molekulę atrodo ir ją tiesiog restruktūrizuoja visą pačią struktūrą žmogaus. Absoliutiškai. Ir šita mūsų erdvė, jinai turi karūną, žinokite. Tikrai taip, kuris sukasi toje erdvėje ir jinai tiek priima ir vyrus, ir moteris, ir vaikus, ir tiesiog jinai pulsuoja ir kiekvienam jinai yra savita. Kiekvienas į ją atėjęs, jūs prisiminsite ne tik, kas esate, ne, po truputėlį nusiims tie sluoksniai, nusivalys, pradės užsikraudinėti tavo intuicija, valysis, ne, pas kažką aiškiaregystė pradės valytis, pas kažką atsirakins tos tokios energijos vaikščiot per kūną, tokie širpuliukai, jausis gyvybė, atgis, tiesiog pats žmogus atgis iš robotizmo to tokio. Taip, pats kūnas atgis. Tu kalbi ir man rodo labai daug tokių kaip kanalėlių. O ten yra kaip venos, supranti, pačios venos, jos atgyja, jos prisijungia, jos kūnas pats prisimena, kas į šitą erdvę pateks, jisai tiesiog atgaus savo atmintį, savo paties atmintį. Visiškai. Tikrai tai per sluoksnius, kai nusivalys visi, regeneruosis, atsistatys ląstelės ir visa kita. Ir mes per tos visas tokias sesijas savo ir tos brainstorminimus vis galvodavom, kaip galima geriausiai žmogui ne tik, kad pasitarnauti per pačias tas sesijas, ne, kurių tikrai nemažai ir darome ir dabar jos iš viso pagreitėja. Ir yra tas pokytis iš karto matomas jau gyvenime ir tiesiog pačiam žmogui irgi reikia įdėti, prisijungti, įdėti to darbo, tų rekomendacijų laikytis ir realiai pokytis iš karto matosi.
ir vis galvodavom, kaip galima padaryti dar kažkokią tai tokią vat erdvę, kur galėtų žmonės laisvai būti savimi, ne, va, tiesiog paleisti savo kažkokias galbūt nuoskaudas, galbūt kažkokie tai pasidalinimai, galbūt dar kažką, bet nereikėtų vat, būti kaip su vardu, pavardė tenais, ne, kad pasijuoktų, kad Marytė Melnikaitė vat, skiriasi su savo vyru, pas ją blogai, ar ten atsiras kažkoksai kaimynas, kurį žinos, ar bendradarbė, ar dar kažkas. Tai sukūrėme mes forumą nuostabų, iš tikrųjų mano vyrui šautautas, kuris padarė visą tą saitą, kūrė žmogus ne vieną mėnesį, mokinosi pats, kaip sakant, žingsnis po žingsnio, bet vakar iki galo buvo jau sukurta ta erdvė, kur yra forumas, į kurį jūs galėsite prisiregistruoti ir tenais va, tiesiog dalintis savo kažkokiais susigalvosite slapyvardį, pavyzdžiui, Saulytė, 123 ar Saulytė tiesiog, ar dar kažkoksai, kuris bus prie širdies ir tenais tiesiog žinosime mes, ne, kas jūs esat, nes vis tiek mes turim pravetuoti žmonės, kurie įeina į tą erdvę, lygiai taip pat nebus toleruojama kažkokių įžeidinėjimų, dar kažkokių dalykų. Šitos erdvės negalima nukopijuoti kažko ar dar padaryti, todėl kad tenais iš tikrųjų jokio tolko ir net nebūtų, nes vardų, pavardžių niekas nesimatys ir jūs galėsite drąsiai tenais ir užduoti klausimus, ir, žodžiu, dalintis savo istorijomis, savo kažkokiais tai potyriais, savo įžvalgom, savo galbūt kai kurie išgyvenimais pasisakyti ir tada forume jūs būsite visiškai absoliučiai saugus tai daryti ir niekas nežinos, kas yra po tuo kažkokiu tai slapyvardžiu, Saulytė ar dar kažkas, ne, tai bus tiesiog vat, siela, kuri atėjo į tą erdvę ir buvo tenais priimta. Absoliutiškai. Ir aplodismentai taip pat Mindaugui, tavo vyrui, tikrai dėkinga esu jam, kad tokį nuostabų mums sukūrė, kaip pavadinti, saitą, taip? Taip, internetinė svetainė, kuri yra realiai gyva erdvė, kuri švieselė, jeigu pamatysit kompiuterio ekrano, geriausiai jinai veikia, todėl kad yra ir švieselė, kur ten ta pelė eina ir pats tas jinai gyva, visa pulsuojanti, plazminė ta erdvė, kurioje jūs rasite visko, ko jums reikia. Kiekvieną kartą jinai prisipildys kažko tai naujo, nes pas mus su Laura tai tiesiog yra kažkokie nuimti visiškai stabdžiai ir pas mus kiekvieną dieną atrodo, o ir tą galim padaryti, ir tą. Ir toksai visą laiką nuolatinis kažkoks užsikrovimas, nuolatinis toksai atrodo įjungtas propeleris ir visą laiką judam. Nėra to, ką tu ir ką prieš tai video atsimeni, kai tada šnekėm, kur tau taip labai gerai vaizdžiai parodė, kad kai žmogus sėdi vietoj arba tepštena su tom kojelėm, ten toj baloj ir pasidaro tos portalai ir asmeninis pragaras ir visi kiti, o kai tu judi nuolat, ėjime, visiškai viskas kitaip. Tada viskas vyksta kitaip. Užtat reikalingas veiksmas tam, kad taip pat gimtų, nes jeigu mes būtumėm stovėjusios, sėdėjusios, toliau verkšlenusios, dejavusios ir taip jau truputėlį užsivėlino viskas. Jo, užsivėlino tikrai. Truputėlį užsitempė. Tas judėjimas reikalingas, ėjimas į priekį. Mes visi turime, mes esam žmonės, turim kažkokių savo problemų, bėdų, ar ten bėdelių ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad tai tu negali judėti į priekį. Tikrai privalom. Ir užsimiršta ir tos bėdos tada tokios atrodo, rimtai, tai buvo, pasimiršta. Labai greitai, iš tikrųjų, nes kiekvieną kartą tu vis jau kitam kažkokiam kažkokio erdvėje netgi atsikeli, kartais būna taip, ne, mes vakar, man atrodo, šnekėjom, kad pramerkia akis ir supranti, kad tu kažkur kitur, kažkokioje kitoje realybėje. Visiškai. Visai kitaip, tas jausmas toksai visiškai kitoksai. Ir dabar mes suprantam geriausiai, ką reiškia perėjimas tom energetiškai lygmeniu į kitą naująją žemę, kuri Astronova vadinasi, kur tos erdvės kokios susikuria, kaip žmogus pats gali kurti savo realybę, savo gyvenimą, ne, kaip jisai tampa tas gyvsidabris, kuris teka, nes mes ir esam tos sielos, kurios plazdeno, kurios visą laiką turi būti tėkmėje, turi būti ėjime, judėjime.
Ir tik taip viskas į fiziką pereis. Nes jeigu mes sėdėsim Absoliutiškai. arba gulėsim ir tik svajosim galvoj, bet realiai nedarysim jokio pokyčio su savo rankom, su savo liežuviu ten daleiskim, su kojom, jeigu reikės kažkur nueiti, ar dar kažką, nu kaip gali įvykti kažkas, tai mes tik tai va sėdėsim iliuzijai, amnezijai kažkokioj, apsiburbulavę tais burbulais visais tenais iliuziniais ir viskas. Ir tiesiog va, sėdė ir toliau svajojo, o gyvenimas metai po metų eina, bėga, sukasi viskas, čia žiema, čia vasara, o taip niekas ir nepadaryta, nieko nėra, ką net pačiupinėta, ne? Tai pas mus kažkaip tai, nežinau, tiesiog dovana iš tikrųjų ir iš Dievo šita erdvė, bet ir tas mūsų sinchronas abiejų iš tikrųjų, kuris vieną kitą tiesiog papildo ir nuolat visą laiką yra augimas, nuolat tiesiog pakilėjimas, o ne kažkoksai va tempimas, kažkur žemyn, ar ten kažkaip tai stabdymas, ar dar yra va vidury nakties ar vidury dienos, Laura, kad tu, aš jau kažkur tai jau tas kyla, jau ta ir susijungiam ir susistato jau kažkas ir vėl toksai viskas labai greitai. Ir kai gavom tuos kodus, va tos Rapid Transformation, pas mus, nu nebuvo nei vienos dienos, kad netgi būtume mes kažkokiam ne procese su tavim, ne? Visą laiką nuolatinis procesas. Be to, kad pačios turim procesintis per kūnus, fiziškai praeina, mentaliai ir visa kita, dar ir kūrime esam ir dar va tokias erdvės paskui kaip apdovanojimas nusileidžia realiai. Tai jinai atvira, duris, kaip sakant, atvertos, nukerpam mes tą juostą, leidžiam jau, kaip sakant, atveriam vartus, suspaudžiam rankas, Laura. Spaudžiam rankas, tikrai visiškai ir tiesiog visi galit eiti, parašysiu apačioje ar viršuje bus tas tekstas mūsų tos svetainės pavadinimo ir rasite skiltelėje viršuje idilė, užėję tenais, jūs rasite viską, ko reikia ir lygiai taip pat forumas bus parašyta, užėję į forumą, užsiregistravę, jau pateksite į forumą ir tenais galima bus pradėti dalintis, pradėti tiesiog būti toje erdvėje, išjausti ją, būti tiesiog apsiprasti, kaip sakant, apšilti kojas ir pajausti realų skirtumą, nes po truputėlį ta erdvė, vien tik būnant tenais, net nereikia diskutuoti, nereikia ten šnekėti, nereikia dar kažką, jau jinai pradės veikti per patį žmogų, būtent to, ko jam reikia. Absoliutiškai. Ir ten būsit laisvi, tiesiog galėsit visiškai laisvi. Nuo savęs, nuo to savo identiteto tokio, ne, kas vat yra, vat, pavyzdžiui, žmonės, nu, daleiskim, Marytė Kairytė, ne, ten daleiskim kokia, jinai yra, vat, pavyzdžiui, mama, žmona, tenais darbuotoja, ten dar kažką, šitą identitetą jūs paliksite už durų ir įeisite su tuo, ko jūs norite, kas jūs sielos galbūt vardas pas kažką tai prisimins, ne, vat, kaip pas mane yra Samala, pas tave irgi yra, žodžiu, tavo sielos vardas. Ir tas toksai tiesiog, va, tas leisti savo tiesiog būti, nusirengus, palikus už visą tą savo identitetą, visus tos savo vargus, dar kažką. Ir tas toksai, va, ta švara toje erdvėje, jinai leis kiekvienam žmogui tiesiog pabūti ramybėje, tokioje sakralioje erdvėje, galbūt tiesiog pasižiūrėti, paskaitinėti, gal inspiracijos kažkokios turėsit, visą laiką ta erdvė bus atnaujinama. Jeigu paspausite prenumeratą, gausite naujienlaiškį. Taip pat mes toje erdvėje kelsime mūsų tvarkaraštį, visų vyksiančių tiek kursų, tiek kažkokių tai sesijų, tiek kažkokių tai užkvarovų, visą laiką bus nuolat pildoma ir jūs galėsite jau į priekį pasižiūrėti, kurioje vat norėsis dalyvauti, ne? Nes tikrai suprantame, gal nebūtinai visose norėsis, bet jau žinosite ir galėsite planuotis tiek laiką, tiek finansus, tiek dar kažką, tai kad matysite, kas vyks toliau. Tai žodžiu, ta erdvė yra gyva, nuolat auganti, nuolat tiesiog pulsuojanti, transformuojanti, tiek save pati erdvė, tiek prisitaikanti prie kiekvienos sielos, tai iš tikrųjų pačios mes dar tyrinėjam ją irgi ir kiekvieną kartą atrodo, jinai vis dar labiau auga, prasiplečia ir kažką naujo mums parodo, vėl kažko užpildo, vėl kažką tokio atneša, kur pačios kiekvieną kartą, kai maži vaikai, aikčiojam. Ir vat, ką aš tai šiandien aikčiojau, labai aikčiojau. Ką mes ir buvom šnekėję, vat, man atrodo, na savaitę, ne, vat, su tais vaikais,
to žingeidumo, to tokio Taip. vaikiškumo turėti, tai mes Mhm. patys patapkime irgi tais tokiais Tais vaikais, vaikais. žingeidus, Jo. laisvi, kūrybiški, ne, kad kurti Smalsūs. kažką daryti, taip, Taip. smalsus, visiškai, Taip. visiškai, visiškai. Tai ką, va, norėjom su jumis šiandieną pasidalinti, tai labai labai lauksime jūsų toje erdvėje ir tiesiog, jeigu kils kažkokių tai klausimų ar kažko tai nesuprasite, visą laiką galite rašyti ir man, ir Laurai, viską mes jums paaiškinsime, viską mes jums parodysime ir žodžiu, laukiame labai, Prezentacija tikrai įvyko taip. mūsų. Tikrai Taip. taip. Visiškai, visiškai. Labai laukiame liūto vartų šeštadienio, kur jau prasidėję realiai yra transformacijos pas mus, kai mes paskelbėm apie liūtų Taip. vartus ir pradėjo va viską vesti Viskas, būti va taip va. šitos erdvės, viskas taip susidėjo. Ir tokia vad gavosi šita nuostabi erdvė. Tai žinokit, visi tie, kurie dalyvausit liūto vartų aktyvacijoje, pas jūs irgi prasidės be galo nuostabus dalykai. Taip. Ir visas tie dalykai, kurie vat prasideda dabar, ką jūs kūrite, ką jūs norit sukurti ar ne, tai yra ilgesniam laikui. Astrologiškai, pagal astrologiją, tai yra netrumpalaikis projektas, tai yra ilgalaikis projektas, stabilus. Jisai visada procese, bet jisai stabilume. Bet jisai ir einantis visą laiką kylantis. Viršų, taip. jisai visą laiką statosi, ne? Nes mes, mūsų kartais netgi, mūsų pačių lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, tas suvokimas atrodo vis tiek jisai kažkokias ribas turėdavo ir mes galvodavom, o išeidavo visiškai kitaip, dar geriau, negu mes būtume net sugalvoję kažką tai, ne? Taip, nes protas vis tiek jisai ribas tokias turi, taip, visą laiką, o kai paleidi, taip, visą laiką tokį saugumą, o prikošintą tokį, žinai, duoti, o kai mes paleidžiam visus ribotumus, tai wow, kas vyksta. Visiškai išeina toksai už bet kokio suvokimo ribų ir va tada gaunasi, kai tu išeini už proto ribų, va tokie nuostabus dalykai gaunasi ir gali tada migruoti ir grįžti į protą ir į kūną ir vėl išeiti ir tada tikrai tai nereiškia kažkokio išprotėjimo ar dar kažką, o tai reiškia, kad yra absoliuti beribė laisvė viskam, tiek kūrybai, tiek visiems šitiem tokiem savęs atrakinimam, ne? Savo tėkmei tai visai tokiai išpildymui. Ir jeigu visą laiką mes šnekam, kad mes norime savirealizacijos, norime gausos, norime, kad išsipildęs tas mūsų gyvenimas būtų, tai leiskit tai tėkmei, netvenkit atgal, nesakykit rytoj, pirmadienį, kitą mėnesį, kada dabar nelaikas, kada vaikai užaugs, kada čia tas, kada išeis. Dabar geriausias laikas gyventi yra dabar, ne rytoj, ne poryt, nes niekas nėra garantuotas nei už rytoj, nei už porytoj. Dabar pasidarykit patį geriausią savo gyvenimo dieną, iš vis ir kiekviena diena turi tapti pati geriausia šito gyvenimo diena. Taip, nes gyvenimas yra gyvas, taip kaip ir mūsų šita erdvė idilė, jinai yra gyva. Taip, tad žmonės, mėlyje, gyvenkime čia ir dabar. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va, su šita nuostabia tokia žinute ir pabaigėme mes šiandienos tą tokį pristatymą, bet tikrai mūsų su Laura bus labai daug, daugiau, nes toksai atrodo pačios net negalim kartais nusėdėti vietoj, kai atsiranda ir tas, ir tokia idėja, ir tokia, tai vis, kuo mes dabar pildysime tą erdvę idilę, nes kur dėmesys, ten energija, o mes energijos turim labai daug, trykštam kaip fontanai, tai žodžiu, norime visą tą energiją būtent tenais ir skirti į tą erdvę, į tas visas transformacijas, kad žmonėm irgi būtų, jūs rasite visus aprašus ir visas sesijas, kurias mes atliekame, jos pildysis dar iki rytojaus, dar pasipildys jų keletą, todėl kad tiesiog ateina tie tokie, kad reikia ir tuo papildyti. Reikia, atrodo, ir tuo papildyti, kad kiekvienas rasite savo tinkamą kažką, ką jūs tenais norėsite rasti. Ir vien tik buvimas tenais, vien tik jų prisijungimas prie tos erdvės jau jums atneš labai daug. Tam, kam jūs iš tikrųjų, jūsų siela yra pasiruošus. Ir tikrai jūs, kiekvienas iš jūsų prisiminsite tą erdvę, nes ta erdvė tikrai yra labai sakrali. Ir jinai saugoma yra
nuostabių tokių energijų. Ir Energijų. žodžiu yra tenais energijos ir mėnulio energijos, ir saulės Taip. energijos, ir gausos energijos, visatos pačios aukščiausios energijos, absoliuto energija. Taip, Tiesiog pačios aukščiausios ir tyriausios energijos tenais yra. absoliutiškai, nes jis yra iš Dievo. Visiškai. Tiesiogiai. Tai dovana. Nukritus mum iš dangaus. Dangaus. Tikrai Va taip ir taip. yra. Ir pinigai auga ant medžio, ir Ir- dalykai iš taip. dangaus nukrenta. Ir visi šitie, ką mes skaitydavom pasakose anksčiau, ne? Ir tikrai tikėdavom, va ta visa magija, ta nuostabia tokia magija, viskas dabar atgyja. Dabar grįžta šitie Absoliutiškai. laikai, kada atgis tikroji magija, grįž jinai pas kiekvieną ta tikroji. Ir prasidės viskas pas mus nuo šitos erdvės, nes jinai tenais duos kiekvienam prisiminti tą Mintį. tikrąją magiją, to grožį, to gyvenimo gėrį ir grožį. Ir vėl galėsite pasijusti tiesiog gyvi tenais. Absoliutiškai. Ir nepraleiskite liūto vartų, va šį šeštadienį, kur darysim sesiją su Laura kartu. Nes liko Tikrai tikrai taip. keletą vietų visiškai. Gal dabar jau net ir neliko, nes girdėjau, telefonas labai skamba, bet žodžiu, Taip. žodžiu, rašykit, Rašykit. registruokitės Taip. ir ką, iki kitų susitikimų ir lauksime jūsų mūsų idilėje. Taip. Idilėje. Iki idilėje. Iki. Taip.